Ir jūs, kaip sakiau, turit savo pirmą atsakyti klausimą, kuriame segmente jūs esate dabar ir kuriame segmente jūs norite dirbti ateityje ir kokia yra jūsų siekiamybė, kur yra tas galutinis taškas. Ar jūs norite eiti link brendo ir parsidavinėti labai brangiai, kad ir šūdą, ar jūs norite būti tame meno lygyje, kai galbūt nėra brendas, bet jūsų darbai išskirtinė, ar jūs norite konkuruoti kainą, ar jūs norite būti žemiausiam, kur tie visi su maikutėm, šortais ir panašiai, bet tiesiog ima kiekių. Didelis kiekis darbų, jie džiaugiasi, jie turi pastovių užsakymų, jie jaučiasi reikalingi ten ir panašiai. Tai čia tas pirmas klausimas, kurį jūs turėtumėt savo užduoti ir į kurį reiktų atsakyti. Nes nuo jo priklauso visas kitas judėjimas. Jeigu jūs norit būti pirmam segmente, jūs galite atsistoti ir išeiti iš šitos paskaitos. Jinai jums bus nereikalinga, nereikšminga ir neturinti jokios prasmės, nes ten jūsų stilius ten absoliučiai nieko nereiškia, jūs galite būti bet kokie.